Noriu pasidalinti vieną mažą koncepciją, kodėl informacijos ir atsakymų ieškai internete arba klausi kažkokių tai svetimų sutiktų žmonių savo paties gyvenimo atsakymų. Dėl to, kad tavie yra įdiegta programa, kad Dievas yra vienas. Ir su ta mintim, jei iš tiesų Dievas yra vienas ir kažkas tai gali perduoti juo išmintį, tai aš užsiklausiu kažkieno tai, jis man duos atsakymą ir tai jisai bus teisingas. Bet jeigu tuo suabejoti ir atsakysiu tau, kad dievų yra begalybė dievų, programų, demonų, kurie yra to pačio kūrėjo. Ir jeigu tu atkreiptum dėmesį į save, į savo vidų ir užsiduotum klausimus sau, tai tavo vidinė būsena ir tavo asmeninis, personalinis Dievas, kuris visada kalba per tave, duotų tau konkrečius atsakymus. Tai taip ir yra. Arba tu maitini tą šviesą ir užduodi tos klausimus, arba tu maitini savo demonus ir jauti pykčio priepuolius, emocijas ir visokiausius neigiamus teiginius. Tai viskas yra tik tai tavo viduje.